Gintaro Dupio komandos deficitas jau išauga iki 7 taškų, 9-0 toks Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos spurtas be atsako iš 3 taškų zonos. Arnas Labuckas meta ir pataiko. Kadžiulio Prienų Rūdupio komanda ir tai yra rimtas nuostolis Rūdupio ekipai. Ir prieš šį mačą minėjo ir Virginijus. Kaitį. Labuckas laisvas, pataikė prieš tai iš toli ir dar kartelį tiksliai atakuoja puolėjas. 5 naudingumo balai per 26 minutės, tačiau Aleksandrui Trifunovičiui to neužteko ir atrodo, jog nedaug laiko, bent jau pirmoje dalyje jam suteikė. Jis yra kur kas žemesnis. 20 cm ūgio persvarą turėjo Jeftokas. O Arnas Labuckas sunkiau tapo pelnyti taškus. Ir Mantas Kalnietis prisimindamas, jog jis kažkada buvo rezultatyviausias. Perimdamas kamuolį, o Arnas Labuckas pataiko iš toli. Sekundės atakai bandys pats Gintaras Kadžiulis. Neatmeta kamuolį prie tritaškio linijos Arnui Labuckui. Šis pataiko 39-37. 3 taškai Arnas Labuckas. Puikus šansas patekti pirmą kartą klubo istorijoje į Lietuvos krepšinio federacijos taurę. Butkevičius nesiryžo sužaisti 1-1 iki galo. O čia dar kartą pataiko iš toli. Tik Kadžiulis atgal. Antrasis Prienų Rūdupio. Pataiko Arnas Labuckas. Prasideda paskutinė minutė. Ir čia Yra Adas Butkevičius ir Povilas Butkevičius. Tai tokia ataka. Pritraukia Adas Juškevičius prie savęs Robertą Jeftoką. Geras Ado Juškevičiaus metimas. Kalbasi tarpusavyje žalgiriečiai dėl to, kas čia turėjo kur suspėti, kas čia kur turėjo. Prasižengė vos sykį, klaidų skaičius dabar yra 6-6 lygus, štai taip. Arnas Labuckas 2+ bauda. Antroji asmeninė pražanga. Vilmantui Diliui pirmajame kėlinyje komandos. Superlygoje. Želioniui perdavimas po krepšiu. Jo gražus perdavimas dar arčiau krepšio buvusiam Arnui Labuckui ir šis iš po krepšio. Dabar pelno dar 2 taškus rungtyniauja. Kad jauna komanda šiandien įveikusi Pasvaliečius
nudirbtų labai didelį darbą, tačiau šį sezoną nebuvo labai sėkmingi tie susitikimai su... Krepšinio aistruolių lauks ne gegužės 2 dienos, ne antrojo pusfinalio mačo, bet kitos akistatos. Suteikiama proga, iš pradžių atrodė, kad gavo progą išmesti tritaškį. Dar vilkėdami žalgiriečių marškinėlius, bet tai buvo anksčiau. Dabar jie Rūdupio komandoje blokas ir pražanga. Dar kartelį čia. Ir tik dabar. Taškus Povilas Butkevičius grįžta į aikštelę vietoje Želionio. Čia Gintaras Kadžiulis, Labuckas, šansas metimui, beveik laisvas, atakuoja Arnas Labuckas ir mažina muša Labuckas į kelį tą kamuolį ir jis lieka Rūdupiui, o čia pirmiausia, psichologiškai Pasvaliui taptų dar sudėtingesnė užduotis, o ji lengvesnė nepasidaro, kad ir po šį. Perima kamuolį dabar Želionis, jie atiduoda likusiam, nespėjusiam tiesiog grįžti. Atrodė, Žalgiris galės kuriam belieka tik tai laisvų koridoriumi pasinaudoti ir pelnyti 2 taškus. Arno Labucko dėjimas į krepšį galinga. Arnas Labuckas. Arnas Labuckas.